Pamokos pabaigoje mokiniai kviečiami atsakyti į kelis klausimus. Tai pamokos refleksija. Mokiniai apmąsto ir išreiškia savo mokymosi per pamoką patirtį, sėkmes ir patirtus sunkumus. Pamokos pabaigoje mokytoja apibendrina svarbiausią pamokos medžiagą. Mokiniai dar kartą prisimena, kuo skiriasi bendrinė kalba, tarmės, patarmės ir šnektos ir kokią svarbią vietą šie kalbos sluoksniai užima mūsų kultūroje. Tai dabar, jeigu taip pabandytume apibendrinti tą pamoką, ar tapo galbūt aiškiau ir aišku, kas ta tarmė, patarmė, šnekta, visa ta tarmių klasifikacija? Ar jinai aiškesnė tapo? Taip, ir šiandien susipažinom su kokia šnekta? Taip, pietinių šiauliškių, taip, daug plačiau. Gerai, tai norėčiau šiaip pažiūrėti, šiek tiek pareflektuoti su jumis labai trumpai, tai kurios užduotis galbūt buvo labiausiai įdomios ir įtraukė jūs? Šita, kur kūrybinė. O kas joje labiausiai patiko? Mokinių refleksija leidžia mokiniams pažinti savo mokymosi būdus, stiprybes ir sunkumus. Tai prisideda prie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo. Refleksija turi didelę reikšmę ir mokytojai. Leidžia pažinti savo mokinius ir atrasti tinkamiausius būdus ugdymo organizavimui, diferencijavimui bei pastolių taikymui. Man asmeniškai buvo labai įdomu mokytis apie lietuviškas tarmes ir atpažinti, kaip jas atskirti, kokie jų skirtumai yra ir tiesiog buvo labai įdomi pamoka. Man, galima sakyti, tas pats, dar patiko dirbti grupėse, susipažinti su ta kalba tokia išskirtinė labiau, patiko visokiausios veiklos, patiko žiūrėti, kaip kiti daro tas veiklas, visi darė skirtingai, tai šiaip buvo smagu sužinoti, kaip kitiems irgi sekėsi. Nes tiesiog leido kiekvienai grupiai skirtingai atsiskleisti ir tiesiog buvo visiškai laisva tema ir buvo labai taip pat įdomu žiūrėti, ką klasiokai parengė ir galbūt tas toks laiko limitas buvo kaip azartas, viską greitai padaryti, bet taip pat labai smagu. Man tas pats kaip ir Kotrynai. Šiaip man patiko ir ta pirmoji dalis, kur reikėjo perskaityti tekstą, vaikščioti į skirtingus stalus ir atlikinėti visokias kitokias skirtingas užduotis. Padėjo gal toks interaktyvumas, nes visada, kai kažką veiki, o ne kali sausą teoriją, manau, viskas daug geriau įsimena. Ja, man asmeniškai sunku yra atskirti tas tarmes, tai šita pamoka be abejo padėjo kaip ir jas labiau skirti, ypač žemaičių šnektą tarmę. Taip, tai iš tikrųjų klasę pažįstu jau 4 metus ir visada labai norisi išbandyti kažką naujo ir kadangi studijose taip pat susipažinau su universaliu dizainu, norėjau ir tas žinias pritaikyti pamokoje. Tai kadangi klasėje tikrai įvairovė vaikų yra ir jų yra labai įvairių su įvairiais sunkumais ir ne tik, ir poreikiais, tai labai norėjosi išbandyti ir pasižiūrėti, kaip ta pamoka galėtų atrodyti kitaip. Tai iš tikrųjų buvo taikyta ne vienas metodas, daviau namų darbą, kurio metu jie turėjo pasidomėti, likus 2 savaitėm maždaug iki pamokos, senelių ir tėvelių, iš kur jie yra kilę, ir pasižiūrėti, kokių galbūt tarmiškų žodžių pavyzdžių, sakinių ar pačių žodžių galėtų jie prisirankėti. Tai iš tikrųjų užduotis labai patiko, vaikus įtraukė, jie šitas 2 savaitės konsultavosi, ateidavo su tais pavyzdžiais, parodydavo, paklausdavo, ar tinka. Ir tikrai patys ir vaikai dalinosi tiek pertraukų metu, tiek pamokos metu, kitų pamokų metu, kad jiem buvo labai įdomu, nes teko ir su seneliais daugiau pabendrauti ir pasižiūrėti į tą kalbą šiek tiek kitaip. Tai ir pamokoje matyti, kad vienoje iš dalių vaikai ateina prie tos interaktyvios lentos, pasako tą pavyzdį, galbūt šiek tiek ir pakomentuoja, ką reiškia, jeigu tai tikrai yra visiškai kitoks žodis, nepanašus į tos bendrinės kalbos. Ir iš tikrųjų kažkaip matėsi, ir kai jie ėjo visi prie tos lentos, jie jautėsi labai svarbus, nes kiekvieno pavyzdys yra įdomus, svarbus, parodomas, pažymimas ir atkreipiama į dėmesį. Taip? Tai man atrodo, jau vien tik tai šita dalis buvo labai įtraukianti mokinius į pamoką ir šiek tiek galbūt netgi ir supažindinama, taip, apie ką mes čia kalbėsim, su kuo mes čia susidursim ir tai, kad ta lietuvių kalba yra labai labai įvairi.
Tai va, kitas metodas, kuris iš tikrųjų irgi mačiau, kad labai vaikams patiko, tai buvo karuselės metodas. Tai klasėje buvo 6 stalai ir mokiniai dirbo grupėse. Vėlgi galėjo pasirinkti, ar nori dirbti individualiai, ar nori dirbti grupėse. Tai klasė, aišku, labai norėjo dirbti grupėse, jiems smagu dirbti grupėse. Išsitraukė jas lapelius su spalvomis, susiskirstė ir tada keliavo kas 5 minutės prie stalo atlikti vis kitokių užduočių. Tai manau tai, kad buvo tam tikras judėjimas, pamoka nebuvo vietoje, jie turėjo nuolatos sekti laiką, atlikti užduotis, pasiskirstyti galų gale vaidmenimis, taip, ten buvo atsakymo lape. Tai jiems tai labai patiko, labai norėjo jie eiti ir prie kitų užduočių, gal šiek tiek kažkoks ir azartas atsirado, taip, atlikti kuo greičiau tas užduotis, pasigilinti. Ir manau labai buvo tinkamas sprendimas duoti, traukti tuos lapelius, neleisti jiems galbūt patiems pasirinkti tas grupės, nes matėsi, kad ir tas bendradarbiavimas buvo kitoks, vis tiek galbūt daugiau pabendravo su tais bendraklasiais, su kuriais mažiau bendrauja pertraukų ar kitų pamokų metu. Tai va, tai iš tikrųjų šitas labai džiugino ir to laiko tikrai buvo nemažai atlikti užduotis ir kažkaip vaikams patiko. Tai va, o kitas metodas, kuris, man atrodo, visus kitus tiesiog nustūmė ir tapo numeris 1 metodas, tai yra būtent ta kūrybinė užduotis, kai jau išsiaiškinom taip apie tą pietinių šiauliškių šnektą, tai jie turėjo sukurti kalbos pavyzdį. Tai pats turbūt geriausias sprendimas buvo leisti pasirinkti jiems patiems, kaip jie pristatys ir kokį tą kalbos pavyzdį, kokiu būdu taip padarys. Tai iš tikrųjų buvo labai smagu matyti, kad mokiniai pasirinko tikrai labai skirtingus būdus pristatyti. Vieni pristatė ir parašė anekdotą, kiti kažkokią trumpą istoriją, kelios grupės suvaidino. Turėjome netgi ir trumpą filmuotą medžiagą video, kas atrodo, ką galima per tas 15 minučių padaryti, o iš tikrųjų labai labai daug. Tai mačiau, kad vaikams šita užduotis ypatingai patiko. Taip pat galbūt buvo ir toksai momentas, kad jie galėjo išeiti iš klasės. Taip, nebūtinai reikėjo toj klasėje daryti kažkur čia kamputį. Tai buvo irgi ta laisvė, kas liko prie stalų, kas ant sėdmaišio atsisėdo, apsitarinėjo, kas išėjo už klasės ribų, taip, čia 1. aukšte. Tai mačiau, kad irgi labai patiko ir labai įsitraukė. Ir aišku, tie pristatymai, taip, kai grupės pristatinėjo viena kitai, tai irgi labai smagu buvo turbūt ir jiems patiems pamatyti, bent jau iš tų veido išraiškų, kaip kiti pristatė, ką sugalvojo, smalsumas, taip, ką kiti padarė. Tai iš tikrųjų va šitie galbūt metodai tikrai labai paįvairino tą pamoką ir tikrai padidino tą tokį įsitraukimą į pamoką ir iš tikrųjų buvo labai smagu matyti šiek tiek kitokią tą pamoką, galbūt ne tokią įprastą. Taip, tai tikslas buvo toksai pagrindinis, kad mes susipažintume su lietuvių kalbos įvairovė, išsiaiškintume taip būtent tarmės, patarmės ir šnektos sąvokas. Tai mano tikslas buvo, kad vaikai suprastų visi, taip kad ta lietuvių kalba iš tikrųjų yra labai įvairi ir žmonės šneka skirtingai ir kad dauguma gebėtų savais žodžiais paaiškinti, kas yra ta tarmė, kas yra patarmė, šnekta, galbūt ir įvardintų, kad yra 2 pagrindinės tarmės. Taip. Tai iš užduočių darimo, grupinio darimo užduočių, taip, kūrybinės užduoties, iš tikrųjų ir buvo matyti, kad, man atrodo, visi mes pasiekėme šitą tikslą, galėjo jie savais žodžiais ir paaiškinti tas pagrindinės sąvokas. Na ir buvo, aišku, labai smagu, tas mūsų irgi vienas iš rezultatų buvo, kadangi skaitėme ištrauką, kurioje buvo pietinių šiauliškių šnektos pavyzdys, tai norėjosi, kad ir jie pabandytų sukurti kažkokį kalbos pavyzdį, pasinaudodami, pritaikydami būtent šitą šnektą. Aišku, tai yra tikrai sunku, aš ir pati nesu šiauliškė ir galbūt ne visus tuos bruožus mes čia labai gerai mokam ir ne visus vaikai įsiminė, bet vien tik tai tas faktas, kad jie pabandė su ta kalba šiek tiek pažaisti, tai pabandyti ją kažkaip pakeisti, tai pabandyti tarmiškų kažkokių žodžių įtraukti net ir iš tų pavyzdžių, kuriuos atsinešė. Tai man atrodo, jau tai yra toks žingsnis į priekį ir buvo labai smagu matyti jų tą kūrybinę laisvę
ir bandymą pritaikyti tą šiauliškių šnektą. Taip, tai iš tikrųjų klasėje, kai darėme tą pirmąją užduotį, skaitėme tekstą visi kartu, buvo galimybė tekstą perklausyti, jeigu vaikai, mokiniai turi skaitimo rašymo sunkumų. Tai galėjo tikrai ausines pasiimti, pasiskaityti, tekstas buvo įgarsintas, tai čia būtų gal vienas dalykas. Antras dalykas irgi taip pat klasėje buvo antistresinių žaisliukų, garsas lapinančių ausinių, jeigu trukdytų kažkoks garsas dėmesio nerimo sunkumų turintiems mokiniams. Taip pat buvo sėdmaišiai, jeigu yra, nežinau, dėmesio sunkumų. Galbūt kažkokių tokių labai didelių iššūkių nebuvo. Vienintelis dalykas, aišku, kadangi dar yra to tokio neįpratimo daryti tokias pamokas, užtrunka ilgiau pasiruošti. Bet aš kažkaip manau, kad tai yra tiesiog įgūdis, kuris gali būti lavinamas ir išlavintas. Ir kuo daugiau bus padaryta tokių pamokų, kuo daugiau aš pati pabandysiu padaryti, vis paprasčiau ir bus. Tai šitose pamokose tikrai pirmą kartą ir pati taikiau karuselės metodą, man pačiai buvo įdomu pasibandyti. Ir manau, kad kitą kartą ir patys vaikai jau pamatė, kad yra toksai metodas, būtų gal mažiau šiek tiek to chaoso ir jau žinotų tą visą struktūrą, kaip reikėtų dirbti. Taip, tai čia jeigu šitą būtent metodą komentuojant. O jeigu apie tą kūrybinę užduotį, tai iš tikrųjų galvojau, kad čia bus iššūkis, daug mąsčiau apie tai, kad ar pakankamai laiko, ar per mažai laiko. Tai iš tikrųjų vaikai labai nustebino ir buvo labai smagu matyti visą tą veiklą ir kad to laiko tikrai pakako ir pavyko atlikti tą kūrybinę užduotį. Tai būtų turbūt iššūkis toks pagrindinis, kad kol kas reikia šiek tiek daugiau laiko pasiruošti pamokai.